šitas dar mano kompiuterinė laikmena rodo 0,03%. Na, žiūrėk, tamsta žinokis, kad darbas svarbiau už pinigus. Tai 3 žmonės, kaip tam filme, operacija į mėsos kombi... Bet koks niekingas, susvetimėjęs žmogus tas direktorius. Kokį reikia būti išdar alkoholikas, yra šiukšlė paskutinė. Žiūrėk, žmogus nedirbdamas tampa atgal eina į bežionį. Siaubingas. Labą dieną, ponai bedarbė. Labą dieną, padėk Dieve. Aš sakiau nelįsti tau prie kompo. Šitas tu durniau, padėt žmogui reikia. Tu sutvarkysim viską. Padėk Dieve. Kaip savaitėlis. Labą dieną, tamsta. Pašalpos šiandieną, kada mokėsi? Kada? Jūs turėkit sarmatos, pinigų vergai, išgamos jūs prakeikti gyvatės. Kaip jums negėda suaugę žmonės, norit parazituoti visų mūsų sąskaitą? Tai, labai atsiprašome, meldžiamasis draugas, ponė viršininkas. Taigi, ką mes čia matome? Reikia 2 teisėjų. Šito futbolo, krepšinio, nes dabar Lietuvos Rytas gerai žaidžia, ar kerlingo? Yra toks žaidimas. Apylinkės teismo teisėjų reikalavimai aukštasis išsilavinimas ir teisinio darbo patirtis. Be to dar duodam darbinius drabužius. O čia tai pinigas. Bet nepatempsi. Gal nelabai. Mes labiau norėtume darbo su žmonėm. Su žmonėm, sakote. Gerai, turiu tokį spec pasiūlymą. Kažkas neapsisuko. Ačiū. Ar nenorėtumėt padirbėti senukų išvežimo į mišką sektoriuje? Šitų? Dabar ekonomika auga, Lietuvoje gyvenimas gerėja, bet daugelis vaikų, kaip toj pasakoj, sodina tėvus ant rogių ir į mišką. Teisingai daro. Jo, prie ko čia mes? Tegu sau ir veža, Patys ir veža tegul. Matote, daugelis nenori patys. Atsisveikinimas yra sunkus, daug nervų kainuoja. Bet to reikia kažkaip jautriai, konfidencialiai padėti senuką po pušelę. Ponas, konfidencialumą jau ką, bet konfidencialumą mes užgarantuojame, ponas senjoras darbdavių pomidoras. Puiku. Inventorių mes duosim.